Vienas iš gražiausių dalykų, ką galima pasidaryti savo kieme pavasarį, tai yra pievelė su krokais. Tai apie krokus vejoje šiandien aš ir papasakosiu. Na, o kasgi pasakė, kad jūsų kiemas negali būti prezidentinis? Jo, aš dabar prie prezidentūros esu. Čia yra fantastiška tokia pievelė po medžiais, kur yra tiesiog nusakstyta krokais kaip briliantais dabar. Tai apie krokus aš jums ir papasakosiu ir tikiuosi įkvėpsiu ir jūs. Aš esu Lina iš Geltono karučio apželdinimo kursų, iš svetainės Geltonas karutis LT. Ir šitam YouTube kanale taip pat pasakoju apie tai, kaipgi savo kiemą padaryti gražesnį ir lengviau ten visą ką daryti. Tai prenumeruokite, jeigu domintų jūs sužinoti ir daugiau. Bet aišku, krokai ir yra tas vienas iš tų dalykų, kurie labai lengvai, labai paprastai, bet labai didelį efektą gali padaryti jūsų kiemui. Taigi pradėkime nuo pradžių. Krokai yra svogūninės gėlės, kurios pražysta vienos iš pačių pirmiausių ankstyvą pavasarį. Taip, vėliau mes turėsime ir tulpes, dar šiek tiek anksčiau turėsime narcizus, bet krokai kartu su snieguolėmis, sakyčiau, yra vieni iš tų pirmiausiai pražydinčių augalų ankstyvą pavasarį ir būtent dėl to jie padaro tokį labai didelį efektą. Reikia pažymėti, kad krokų žiedeliai yra tikrai labai mažyčiai ir būtent dėl to aš rekomenduočiau jų pasisodinti tikrai daug. Ir nors aš dabar filmuoju šitą video, kada čia dabar yra kovo paskutinės dienos, vis dėlto apie tai reikėtų galvoti rudenį, todėl kad būtent rudenį mes sodiname krokus ir kitas svogūninės pavasarinės gėlės į dirvą. Krokus reikia sodinti 3 svogūnėlių gylyje, taigi jiems galioja ta pati taisyklė, kaip ir visiems kitiems svogūniniam pavasariniam augalam. Tai reiškia, jeigu mūsų tas krokutis yra svogūnėlis, tas koks centimetrinis, tai mes 3, daugiausia 5 cm gylyje jį ir sodinam. Paprastai, jeigu mes tai darome, tai pievoje, vėjoje, tai tiesiog iškasame tą nedidelę tokią dobelį, įdedam svogūnėlį šaknimi žemyn ir tą viršūnėlį žiūrint į viršų. Ir tiesiog vėlgi tą pačią vėlieną galime ją uždengti. Viskas. Darbas labai greitas, labai paprastas, o efektas, matot, tikrai fantastika. Dabar dažnai kyla klausimas, kokiagi tvarka juos sodinti, ar eilėm, ar grupuoti, ar kažkaip. Man labiausiai patinka toks naturalistinis vaizdas, tai aš dėl to vadovaučiausi tokiu principu. Pasiemi tiesiog saujo krokų svogūnėlių ir tai visur išbarstai jos tiesiog taip ant vejos. Kur nukrito, ten tada juos ir pasodini. Be abejo, galima juos grupuoti tokiam grupelėm, kad jie gražiais tokiais kokšteliais tvarkingais išaugtų. Ir be abejo, galima daryti iš įvairiausius ornamentus. Bet su ornamentais tai žiūrėčiau šiek tiek taip atsargiau, todėl kad jeigu padarysite kokį nors veidelį, bet vieni krokai išlys anksčiau, kiti vėliau, tai jūsų, pavyzdžiui, to tokia šypsenėlė nupiešta gali pasirodyti tarsi be danties, nes tiesiog vienoje vietoje krokai išdygs vėliau ir pražys vėliau ir jūsų raštas gali toks susigadinti. Tai kai jūs jau sodinate tos krokus, tai tada pasižiūrėkite tik tiek, kad jie būtų saulėtoj vietoj. Ir po medžiais tinka. Va, mato čia irgi, kokie aukšti medžiai. Po medžiais puikiausiai tinka todėl, kad jie anksti pavasarį, kada būtent krokai žydi, jie dar yra nesulapoję. Ir todėl čia yra saulėta vieta, nors kitų metų laiku tai čia būtų visiškas pavėsis. Ir tai iš tikrųjų labai geras sprendimas po medžiais, kur vėjos gražios vis tiek nebus, bet bent jau pavasarį, kol mes neturime lapų, štai turim fantastišką žydinti vaizdą visoje šitoj vietoj. Na ir dar vienas svarbus niuansas. Tam, kad krokai jūsų pievelėje gyvuotų ilgiau negu kad vienas pavasaris, tam reikia leisti jiems po žydėjimo sukaupti jėgų, maisto atsargų į tą svogūnėlį. Kad tai vyktų sėkmingai, tai krokai turi išlaikyti savo lapelius kuo ilgiau, kadangi jie gauna saulės energiją, įvykto fotosintezę ir tokiu būdu jie pasigamina maisto medžiagų sekantiems metams, sekančių metų žydėjimui. Tai dėl to aš siūlyčiau neskubėti pjauti tos žolės, kur jūs pasodinote savo krokus po jų nužydėjimo. Ir nors krokai žydi tik tai 2-3 savaitės, vis dėlto po to dar reikėtų dar kelias savaitės laikyti tą veją nepjautą. Ir tai yra labai svarbu ne tik galvojant, kada pjauti veją po krokų žydėjimo, bet ir tai reikia pagalvoti dar tada, kai jūs tos krokus sodinate.
Jeigu jūsų veja yra prestižinė, labai graži, ornamentinė ir jau tokia, kad olele ir pasididžiavimas kiemo, tai vis dėlto reikia pagalvoti apie tai, kad jinai ilgai turės būti nepjauta ankstyvą pavasarį. Na, jeigu jūsų kiemas toksai neturi labai išpuoselėtos vejos, o tiesiog labai graži, paprasta pievelė, kuriai nieko neatsitiks, jeigu jūs anksti pavasarį jos nepjausite kurį laiką, tai krokai joje yra tiesiog fantastiškas dalykas, kas gali nutikti. Na ir nepamirškite apie krokus pagalvoti dar rudenį. Net ir tada, jeigu jau yra spalis ar lapkritis, bet dar galite tą svogūnėlį įkišti į žemę, taip ir padarykite, nes tikrai jūsų kiemas gali atrodyti prezidentinis. Na, dabar aš siunčiu linkėjimus iš prezidentūros kiemo. Tikiuosi, kad susitiksim ir kitose video. Prenumeruokite, jeigu patiko šitas, jeigu radote ką nors naudingo. Ir parašykite dar komentaruose, jeigu jums patinka krokų pievelės, kurgi jūs ją turite, kur jūs ją matote, o gal ir savo kieme. Būtų labai faina sužinoti, ką jūs galvojate apie tai. Ačiū, kad žiūrėjote šį kartą. Susitiksim kituose mūsų video. Iki.